paprastai jis dėlioja paprasčiausius žodžius, bet už žodžių, žiūrėk, tartum kažkas nesuvokiama, stovi ir žiūri, mato ir nesimato. Tai pirma dalis naujoje Aido Marčėno knygoje. Eilėraštis vadinasi Pažinsi poetą, o knyga Mirkt, eilėraščiai iš pasibaigusio pasaulio. Šitoje knygoje rašoma, kad visi, kurie vakaro metu neišsijungia mobilaus telefono, sulauks keršto vieną dieną. Tai išsijunkite, galite išsijungti ir garsą, ir vibracijas, netrukdys mums šį vakarą. Kitom vibracijom. Profesorė Viktorija Daujotytė ir poetas Aidas Marčėnas šiandien kartu su jumis. Mano vardas Mindaugas Nastaravičius. Vienam ir kitam turėsiu kelis klausimus. Smagu, kad jūsų tiek susirinkote. Ir be jokios abejonės, kad niekam iš jūsų poezija nėra įdomi. Atėjote pamatyti Aidą, nes domitės, kuo jisai gyvena. Kam kalbėti apie poeziją, jau galima kalbėti apie gyvenimą. Tiesa, šiandien taip ir pamėginsime. Aidas nėra dažnas svečias šitose platumose. Apskritai, kuo toliau, tuo rečiau išeina į viešumą. Vilniuje dažniausiai vaikšto keisdamas gatves, kryptis, kad žmonės jo nematytų, net pažintų. Turbūt panašiai ir savo poezijoje, galvojant apie tas 15 jo poezijos knygų, eseistikos knygas, kritikos knygą. Ir nežinau, ar jums tinka ar netinka, bet šiandien mes kalbėsimės ir apie šią knygą, ir apie jo poezijos visumą, nes Aidas nėra dažnas pašnekovas. Paskutinį kartą jis buvo prieš beveik 4 metus. Tai Aidai, sveiki gyvi. Smagu, sveikiname jūs visi naujos knygos proga. Ir galvodamas apie jūsų kūrybos visumą, apie tas knygas ypač, kurias parašėte iki pasaulių, turbūt tokios esmingos, etapinės, lūžinės knygos, po kurios buvote apdovanotas ir nacionalinė premija, kitaip tariant, nacija jūs įvertino. Toje poezijoje buvo labai daug atminties. Esminis kūrybos šaltinis buvo atmintis. Po pasaulį visose kitose knygose man kaip skaitytojui atrodo atmintis taip pat labai svarbi, bet vis daugiau bandote apmąstyti dabartį, kasdienybę ir esamąjį laiką. Štai skaitant šitą knygą, ta dabartiena, apie kurią rašote, dabartizmas, jisai gauna ir visai kitus pavidalus, mums tarsi leidžia patikėti, kad dabartis poezijai taip pat nesipriešina. Kaip jums šiandien atrodo, ar tai yra tinkama medžiaga, tinkamas šaltinis rašyti poeziją, kad ne vien atmintis ir būtieji kartiniai ją maitina? Na, iš tiek poezija ir tikriausiai maitina atmintis visų pirma. O dabartiniai laikai, na, nėra labai turbūt geri poezijai. Tik nebūtų keista, per daug gerai gyvenam, kad galėtum poeziją gerą rašyti. Išgyvenam svetimą karą. Mūsų maras yra tik maro parodija šiokia tokia, mūsų daug artimųjų netekę esam, bent jau aš kelių. Bet poezija, man atrodo, aš pats net nežinau apie tą laikotarpį, apie ką tu kalbėjai iki pasaulio. Tai vis dėlto buvo kažkoks poezijos renesansas. Nes turbūt, tai buvo laikai kaip laikai, net nepastebėjom, kokiais laikais įdomiais mes gyvename.
Nu, o po renesanso ateina, kas ateina manierizmas. Dabar mes to manierizmo labai daug matome. Aš nenoriu sakyti, kad manierizmas yra kas nors blogo, man netgi labai patinka tas manierizmas, kuris sekė po to didžiojo tikro renesanso, tai išilginti visi kaklai. Tai va. Ir dabar yra va, tokių iš vienos pusės išilgintų kaklų kūryba padaryti geriau negu darė meistrai. Siekiamybė tokia. Iš kitos pusės yra įvairios trauminės patirtis. Bet vėlgi, renesanso metu iš visų poezija neįmanoma turbūt be trauminių patirčių, be kompleksų, neišauga iš kompleksų, iš įvairiausių trauminių patirčių, bet šiais laikais, man atrodo, poezija neperauga, neišauga iš tų traumų. Tose traumose, gimimo ir gimdymo traumose poezija ir malasi. Tai vat, toks mano senatviškas, reiškia, mūsų laikais buvo geriau. Tai nežinau, nu tai, o rašai tai, ką diktuoja tau laikas, nu kitaip ir neišeina. Turbūt gal teisėta marksistinė kritika literatūros, kur kiekvieno meno, reiškia, apžvalgas pradedantį nuo ekonominių sąlygų laikmečių. Labai svarbus laikmetis yra, kuriam gyveni. Ir tas chaosas ir tapimas valstybės iš to chaoso ir diktavo tą poeziją, kurią mes, mano karta, dar šiek tiek vyresni, šiek tiek jaunesni, rašė iki to laiko, kol aš išleidau Pasaulius. Profesor, jūs pasiruošėte ilgesniam pašnekesiui su visais, bet jeigu leisite, dar kelis klausimus užduočiau ir iš tokio bendros skaitytojo patirties, negalvodamas ir nežinodamas, apie ką jūs mąstėte, skaitydama šią ir ankstesnės Aido knygas. Ta mes, aišku, galime žinoti, skaitydami jūsų recenzijas ir monografijas. Bet vėlgi, brėžiant tokia labai paprasta skaitytojo sąmonė tam tikrą trajektoriją Aido kūryboje, man toks paradoksas, kad anksčiau jisai žinojo, kas ta poezija yra ir nelabai keldavo klausimą, tiesiog rašydavo gerus eilėraščius, už kuriuos ir būdavo vertinamas. Dabar skaitant šitas pastarąsias 4 turbūt knygas, labai dažnas klausimas, ar aš teisingai supratau, ką aš veikiau, ir toks tragikomiškas pasakotojo atsakymas, kad greičiausiai, kad ne, ir viskas, ką parašiau, tai gal buvo tekstas, o ne poezija. Mes su Tomo Vaiseta vedam laidą Pirmas sakinys ir neseniai mums parašė tokia klausytoja Lina, priekaištaudama, kad viską, apie ką kalbate, jūs vadinate tekstais. Ir netgi jūs, gerbiamas Mindaugai, kalbėdamas apie poeziją, ją pavadinote tekstu. Tai yra įžeidimas. Pagalvojau nelabai gražiai apie ją, bet paskui perskaičiau Aido interviu su Kajenu, kur jisai dėja akcentuoja tą patį, kad viskas yra tekstas, išskyrus poeziją. Kaip jūs žvelgiate į tą Aido pastangą dabar, nuėjus tokį gyvenimo kelią ir turint tokią poetinę patirtį? Knyga iš knygos kelti klausimą, kasgi ta poezija yra. Na, iš čia galima atpažinti poetą. Ir galvočiau, kad taip ateina poeto branda.
kuri, aišku, yra skaudesnė, komplikuotesnė, absurdiškesnė, tragikomiškesnė, negu tai, ką iš tiesų galima galvoti, kad buvo toks laikas, kai Aidas tikrai pasitikėjo galimybę rašyti poeziją, neklausdamas, kas yra ji pati, ir parašė iš tiesų labai gerų eilėraščių. Ir galvočiau, kad skaitytojai jaučiasi lengviau ir džiaugsmingiau. Ne kartą, sakysime, sustoja prie melodingų, netgi pasakojančių eilėraščių. Dabar esame įvedami į labai tokią, klampią, beveik galima sakyti, situaciją. Nežinau, negaliu žinoti, klausiu ir negaliu sulaukti atsakymo. Bet kas čia yra, kas yra įdomaus ir apie ką man ir pačiai yra įdomu kalbėti, dabar šitame etape maždaug turbūt jau 3 knyga, o dabar itin intensyviai poetas iš naujo susitinka su poezija. Ir koks yra tų susitikimas? Dabar jis gauna iš poezijos, čia bus su kabutėmis, tas gauna tarsi signalą. Yra ta poezija, yra ta poezijos erdvė, ir tiek, kiek ta erdvė leidžia įeiti, kiek jį įsileidžia, rašantį, kuriantį, galbūt ir skaitantį, tiek poetas yra įgalinamas. Kiek ir yra įgalinamas. Už tai tas plotas arba ta erdvė, kurioje poetas veikia savo galiomis, jis atrodo susiaurėjęs, mažesnis. Užtat pasigirsta netgi tie sunkieji, tragiškieji motyvai, tai yra besibaigiantis pasaulis, tai yra nyksmas, tai yra niekio valdos didėjančios ir tada ta kalba įgauna tokių naujų impulsų, naujų galimybių, ji atsinaujina iš to, ko ji anksčiau negalėjo tikėtis. Kai buvo tas lygiai tokio pasitikėjimo. Ne tiek poezija, kuri yra, bet tiek savimi, kaip rašančių, kuris lengvai yra toje malonėje, kalbos ir poezijos. Dabar ta malonė yra sudėtinga, sunki, ją reikia tarsi atverti savo sielos dvasios pastangom. Tai ir dabar tas klausimas dėl teksto. Įdomus yra šitas klausimas ir įdomus teiginys. Puikiai žinome, iš kur tas prasideda tas teiginys, iš kur ateina. Tai yra daugiau semiotinės pakraipos tekstologija. Ir ne vienas yra toks užbaigtas pasakymas, aforizmas. Ir aš pati esu citavusi šitos tokius išbaigtus ir Barto, ir Foucault, ir kitų tokių žmonių. Visa, kas yra tekstas. Iš tiesų, visa, apie ką tu gali pasakyti, yra tekstas, nes jis leidžiasi kalbinamas, arba jis pats jau yra tam tikra įkalbėta. Bet aš pastebėjau šitą problemą einančią ir per Aido poeziją ir prie jo sustojau. Ir sustoti prie šito klausimo mane paskatino, kas netikėta, kad viename eilėraštyje Aidas paminėjo jaunai auditorijai, gal ir mažai žinomą arba nežinomą filosofą, gruziną Merabą Mardašvilį. Mano laiku ir man pačiai tai buvo mėgstamas ir patinkantis filosofas, kadangi jisai mąstė apie literatūrą ir daug ką mąstė iš literatūros. Permąstė Marcelį Prustą, beje labai kūrybiškai ir daugelį tokių svarbių vardų. Ir viename jo tekste apie kelio tipologiją berods
yra netikėtai pasakyta tokia mintis, kuri ir jums, Mindaugai, gali praversti. Ne poezija, apie poeziją jau, kuriai Aidas daro išimtį toj visoj tekstiniai beribėj erdvėj. Eilėraštis yra ne tekstas, jis yra veiksmas, aktas. Jis, kadangi reikia tos kalbos tokio gražumo išbaigtumo, ne tekstas, o aktas, veiksmas, akcija, veiksmas. Ir tada tik tai, kai eilėraštis jau ima iš tiesų veikti, jis įgauna veiksmo savybę, jis ir tampa ta gyvybė, gyva tokia, gyva struktūra, taip pasakytume. Bet čia mes patenkame į žodžių tokias pinklės, beje, Aidui tos pinklės, kaip matome, patinka, jis juose meistriškai painiojasi, išnyra, išnirti iš pinklių, tai reiškia, žodžiu, eilėraštį kaip nors įveikti, prieiti iki jo kaip veikiančių. Dar kažkas buvo, bet gal užteks. Man labai patiko tokia labai elementari, paprasta Rimanto Kmitos vieno eilėraščio pabaiga, kad debesis yra kaip ir žmonės, ką nori, tą juose ir įžiūrėsi. Eilėraštis baigėsi. Vakar žiūrėjau į knygų lentyną, kurioje daugiau mažiau turiu visas Aido knygas ir jos taip sustatytos chronologiškai, nuo pirmosios iki naujausios, nesakau paskutinės, nors ir šitame knygos pavadinime tai turbūt atraminis žodis apie pasibaigiantį pasaulį, bet štai atkreipiau dėmesį į 17 metais išleistą knygą, kuri vadinasi Dirbtinis kvėpavimas. Tuomet po 4 metų pasirodo knyga pavadinta Ir, tarsi kas po to, o 2020-aisiais pasirodo knyga Nieko nebus vis dėlto. Ir štai dabar eilėraščiai iš pasibaigusio pasaulio. Tarsi skęstantysis taip ir neišsigelbėjo. Bet nenorėčiau aš taip dramatiškai kalbėti ir klausti Aido apie to, nors suprantu ir skaitydamas knygas, ačiū Dievui, ne tik knygų pavadinimus, kad tam tikra dramaturgija ir dailininkės darbas, nes su pastarosiom knygom dirba Sigutė Chlebinskaitė, yra akivaizdus ir aiškus, bent jau smagu kažką įžiūrėti jų dviejų toje bendrystėje. Bet Aidai, jūsų norėčiau paklausti apie tą, tęsdamas tą pasažą apie poeziją ir bandymą suprasti, ar tiesiog mąstyti apie tai, nebūtinai suprasti, ar tai yra tapatu kalbos klausimui? Nes kažkas iš tų didesnių ar mažesnių poetų yra gražiai kalbėjęs apie žmogų, poetą, kuris neturi ambicijos susigrumti su kalba ir jis atrodo labai liūdnai. Poetą, kuris turi ambiciją susigrumti su kalba ir jis atrodo labai komiškai. Ir poetą, kuris turi ambicijos susigrumti ir ją įveikti ir jis atrodo labai tragikomiškai. Koks yra jūsų santykis ir ar mąstyti apie poeziją ir mąstyti apie kalbą? Ar tas, kas lieka iš teksto, kuomet kalbos nebelieka, jums kaip rašančiam žmogui yra tapatu šiandien? Žinau, komi tragiškai atrodau, nes esu tas, kuris grumėsi su kalba visą laiką. Man tas Jokūbo ir Angelo įvaizdis labai svarbus jau nuo senų laikų jų grumtynių. Ir visą laiką būsiu įveikta, žinau, kalbos. Ir niekada nebūsiu nugalėtas. Tai visą laiką bus lygiosios kažkokios. Tada įvyks tas aktas eilėraščio, kada įvyksta tos lygiosios. Tai vyksta retai, bet
dar daugiau aš dabar ne tik su kalba grumiuosi, aš grumiuosi su taisyklinga kalba, nes man reikia redaktoriaus, Vytauto Būdos, kuris yra matematikas savo pirmui ir labai tikslus, ir kalbos žinovas labai didelis, teisingos lietuvių kalbos. Ir jisai man reikalingas, kad tos grumtynės būtų dar sudėtingesnės, kad aš galėčiau pasiūlyti kažkokius sprendimus, kurie įveiktų ir teisingą lietuvių kalbą ir antra vertus ir džiaugtis jos grožiu, nes iš tikrųjų ta teisinga lietuvių kalba nebereikalo yra teisinga, nes jinai labai graži. Tada dažniausiai tas eilėraštis, kada dirbam redaguodami, mes pagerėja, nors aš pasiūlau kažkokį trečią variantą, dažniausiai patys jau būna atsižvelgiant ir teisingą lietuvių kalbą. Tai ta būsena yra visada, tai žmogus be kalbos yra labai sunki problema. Gal Šliogeris kėlė tą žmogaus be kalbos problemą ir bandė išeiti į fotografiją, kur jau tas rytis, kur kalbos kaip ir nėra, bet vis tiek ten yra kalba, tiesiog jau rytinėse fotografijose, niekur jisai nuo ten nedingo, o poezija be kalbos, gal ir įmanoma yra, aš nežinau. Bet geriau tegul nebūna jau su kalba. Tai va. O ta kalba turi dvi galvas, dar kaip Gutauskas nupaišė vieną kartą šventą sūnų paklydėlį, kuris grįžta pas tėvą. Ir buvo paroda Respublikinėje bibliotekoje dar senai, prieš 30 metų. Ir kažkas paklausė iš publikos, tai kodėl tu nupaišėjai čia tą sūnų paklydėlį su dviem galvom, sako, kad jau kaip grįžo, dvi galvas nupaišiau dėl to, kad jau kaip jau grįžo, tai kad visam laikui. Tai mat ir kažkaip kodėl man su kalba iškilo būtent šitas vaizdinys, net nežinau kodėl. Nežinau, kas turi tas dvi galvas, ar aš, ar kalba, ir kas čia pirminis, kas svečias, kas šeimininkas, kas grįžta, bet, neįsivaizduoju aš savo buvimo be kalbinės terpės kažkaip. Ir dar vienas antras klausimas, brolis apie tą patį. Turbūt visi mes skaitydami knygas, ir poezijas, ir visas kitas knygas, įkrentame į tas, kuriuose jaučiame kažkokį dramatizmą, įtampą. Iš čia ir ta poezijos jėga, kai jaučiame, kad autorius su kažkuo grumėsi, kovoja, tai gali turėti labai skirtingus pavydalus, kai kam tai gali atrodyti dramatiška, galbūt komiška, tragikomiška, bet ta įtampa, iš čia turbūt ir gimsta poezija ir tai, kaip mes ją priimame, kaip mes ją suprantame. Man kaip jūsų skaitytojui justi tokia nelabai maloni įtampa, nes man atrodo, kad jūs suvokiate, kad
tai, kas yra anapus kalbos ir ką jūs norėtumėt parašyti, vis tiek yra išreiškiama kalba. Ir čia turbūt yra didysis mūsų pralaimėjimas. Nes nėra tarsi jokios, taip, fotografija, Šliogerio kelias, bet kaip jūs ir sakote, apie tai pasakodamas, kalbėdamas, vis tiek jisai turi kalbą arba apie tą fotografiją rašantis žmonės. Bet ta jūsų pastanga ir šitoje knygoje ir ankstesnėse keliose nupasakoti arba rašyti arba mąstyti, pirmiausia mąstyti apie tai, kas yra anapus kalbos. Bet aš nesugebu, negaliu, kaip kalbanti būtybė, to išreikšti kitų būdų. Man atrodo, yra šitų knygų tokia drama. Ar čia aš visiškai neteisingai skaitau ir bandau perskaityti? Ir jums tai yra visiškai nesuprantama. Ne, nu tai turbūt taip, kaip perskaitai, taip ir yra. Nes kiekvienas skaitytojas yra tas pats bendraautoris, reiškia, kaip jisai supranta tą knygą, tai ten taip ir parašyta. Tik tai noriu pasakyti, kad, šiaip kiekvienoje knygoje yra 5, 6, 7 tikrai verti eilėraščiai. Ir dažniausiai jie yra, ten nejusi jokių grumtynių, jie yra taip, įvyksta ir vyksta. Atrodo, kad jie yra taip pat, įvykę, lyg tai iš niekur atsiradę. O visa kita yra šlakas. Bet kažkaip Marcelijus Martinaitis mes nedaug su Marcelijum Martinaičiu esame ten labai bendradę, bet viską, ką jisai man pasakė, kažkaip tai užsifiksavo visam laikui. Jisai buvo puikus poezijos, kokiam ten oro uoste, mes ten ar susitikime, ar troleibuse važiuodami, mes su juo kalbėdavomės apie poeziją. Tai jisai man sakė, kad jeigu tu sudėsi poeziją iš labai gerų eilėraščių, tai jie nieko nebus, turėjo banguoti, turi būti ten visko. O ta problema, iš tikrųjų tos pastangos yra, dabar Grybauską skaitau, aš jau kažkaip tai paskutiniu metu mano ant stalo mano yra Algio Grybausko knyga, tenais didžiulės pastangos ir labai daug to šlako, ir tose pastangose yra labai daug grožio. Ir štai koksai deimantas, reiškia, tarp visų, reiškia, pastangų atsiranda. Pavyzdžiui, tiesiog, perskaičiau šiandien tai, ką galėtų būti šitos mano knygos paantraštė tokia. Mėginau nupiešti akimirksnį, bet pritrūko laiko. Tai yra, mano galva, tai yra perlas, kuris vertas didžiulių pastangų ir paskui staiga kokia eilutė prasiveržia ir jinai yra, dėl jos verta turbūt visą tą kančią kęsti, auką aukoti. Profesoriau, tai mes dabar gal jūsų pasiklausytumėm išsamesnių pasvarstymų arba apie tuos 6-7 arba apie tuos kitus eilėraščius. Aš rizikuotų be paties autoriaus juos pasakyti. Aš visada atsargiai juos stengiuosi. Bet kad jeigu autorius juos žinotų. Aš žinau, kad jie yra, bet stengiuosi. O, įsitalando. Įvairovė dramaturgijos. Taip, aš tikrai žinau, kad knygoje tie keli eilėraščiai yra. Kartais atrodo, kad aš juos ir pamatau, ir perskaitau, bet vis tiek apeinu ir stengiuosi jų nepaminėti.
taip labai bijau suklysti. Arba saugau juos, tiesiog saugau, kad jau nepaveikčiau jų likimo, kad paskui galbūt kas nors patikėtų, kad aš juos atspėjau ir paskui jie būtų minimi labai ir būtų iš to negerai. Bet svarbiausia čia yra žinojimas arba tikėjimas, kad tie keli eilėraščiai yra. Dar daugiau, kaip tik tai šitie keli eilėraščiai, jie nežinomais būdais pasieks tą poezijos erdvę, apie kurią užsiminiau, ir pasidarys arba pradės veikti tą poezijos galia ar valia, kuri leis kitiems žmonėms rašyti eilėraščius. Eilėraščiai bus rašomi tol, kol bus jaučiama, kad šita galia, kad ji yra, kad poezija yra. Man, sakysime, šį vakarą yra įtikinimas, kad poezija yra, kad ji tebėra ir tikriausiai bus, kad toks rimtas kalbėjimas iš žmonių, kurį čia bandau įsiterpti, bet ir jūs taip pat įsiterptumėte, labai rimtas ir be galo atsargus, mano šio vakaro bendradalyvių kalbėjimas. Be jokios arogancijos, greičiau nuolankiai negu kaip nors pakiliai, be manierizmo, nors manierizmo šitoje knygoje tikrai šiek tiek yra ir galbūt jį galima būtų suprasti kaip tam tikrą porenesansinę situaciją. Arba, sakysime, važiuoja troleibusu Marčėnas ir Martinaitis, kuriuos Rimvydas Stankevičius turi čia būti jo galvelė, bet vis tiek jis yra. Ir ten padaro iš jų poeziją, bet jie troleibuse ima kalbėti apie ką? Apie poeziją, apie knygą. Kaip ji yra, problemiška ta mintis Marcelijaus, mes su juo irgi esam taip vis diskutavę. Jei padarytum knygą iš gerų eilėraščių, iš vien gerų eilėraščių, dar niekam nėra pasisekę šito padaryti, net didžiausiems genijams. Laisva, niekas nėra šitos ribos įveikęs. Iš to, kad dabar girdėjau iš kalbų apie įtampą, priešinimąsi kalbai, pastangą įveikti ir apie tą tokią situaciją, dar neapeitinas yra vienas be galo svarbus dalykas, tai yra kalbos malonė. Nieko nepasiseka padaryti ne vienam poetui ir niekada neištinka tos lemtingos lygiosios, kaip kalbos malonė. Poetas yra kalbos malonėje ir tas eilėraštis įgauna gyvybę, kvėpavimą, aidi, mirksi ir jis yra būtent sukurtas. Tai taip ir galėčiau beveik pasakyti, beveik pradėti, taip. Nėra daug, niekada nebuvo ir šiandien nėra daug poetų, kurie patirtų kalbos malonę. Ta beje esu sakiusi Arvydui Šliogeriui, nustok tu draskytis, argi tu nejauti, kaip tave ištinka kalbos malonė, kaip tu esi kalbos glostomas, kai tau pasiseka pasakyti tai, kas yra laikoma jau, esi išbaigtų arba net tokių jau šliogeriško pasakymo aukštuma. Bet pats jis ne visada gali pajusti, kad štai esu paglostytas tos didžiosios galios, ji leidžia man pasakyti. Esu sugadinta Aido Marčėno poezijos, nes kai tik ją pradedu skaityti, noriu apie ją parašyti. Kad galiausiai man pačiai pradėtų aiškėti, kas ten yra. Ir esu įsitikinusi, kad tik tai tas toks rašymas, kad ir kaip jisai ten kliuvinėtų, ir kad ir kaip toli būtų nuo tos teisybės, vis tiek padeda kad pasiaiškinti. Dabar pirmoji tokia mintelė, prie kurios sustočiau, skaitai Aido Marčėno knygą, daugiau tokių žinoma knygų yra, ir kur yra tas tikri
pereinamasis tarsi momentas arba kelias, pagal kurį eini, pradedi justi, kad įeini į poezijos erdvę. Kad ne šiaip sau skaitai, kad įeini į poezijos erdvę. Atsiranda, sakytume, tas ypatingas atskiro ir bendros santykis, sakytume, pats paprasčiausias, bet ir gal ir svarbiausias poezijos knygos principas. Kad knyga būtų priimta bendrosios poezijos erdvės, reikia, kad jie įeitų, bet joje neišnyktų, kad ji būtų įtraukta, bet liktų kaip atskirybė ir tą atskirybę galima pajusti. Poezija kalbina tą, kuris kalba. Ir iš tiesų pokalbis vyksta, galvojame, kas taip kalba ta persona, kaip ją pavadintume, bet kalba į todėl, kad yra kalbinama. Kalba yra poezijos tarpininkė. Poezijoje, kalboje yra dalis tos poetinės energijos, to poetinio etoso, kuris visą laiką veikia kalbą, veikia ir joje išlieka. Be abejo, tas santykis yra esminis ir jis labai traukia ir Marčėno knyga skatina apie tai galvoti. Bet štai pažiūrėkime, toks eilėraštukas, Aidas ypač savo esė mėgsta tą eilėraštuko tokį sumažintą formatą. Aš jį pavadinu Tiek žinių. Jis turi dedikaciją. Vis paklausiantiems, ar tikiu Dievą. Dedikacija, kuri jau yra eilėraščio pradžia. Takas šitaip paprastai prasideda. Toliau yra nežinau, didžioji, sakytume, modalumo forma. Nežinau. Veda mus labai giliai. Ir tada trečia eilutė, arba antra, jeigu struktūra prasidėtų po dedikacijos. Dievas žino. Dabar visą paskaitysiu. Nežinau, Dievas žino. Tai šitame Dievas žino, toj kalbos formoj, kuri tebėra gyva ir kaip frazeologinė, tokia frazeologinė forma veikianti, mes visi ją galime ištarti. Paprasčiausiose situacijose, maždaug, gūžtelėti pečiais, Dievas žino, kaip čia bus. Ir šitame Dievas žino yra kūno kalbos elementas. Gūžtelėjimas pečiais. Dažnai. Patikrinkite, kaip pasakysite. Ir kaip čia dabar atsiranda poezija. Bet visi galime pradėti suvokti, kaip jie yra. Kaip išsilaiko tokioj elementarybėje. Visiškai tarsi, Aidas Marčėnas sako, paprastume arba paprastuose dalykuose. Taip, jis suformuoja santykį su kalbančiu, su jo, netgi nuolaidos būsena, taip, su sokratiškoju. Žinau, kad nieko nežinau, bet čia yra dar arčiau paviršiaus. Ir tada staiga ta didžiosios galios linija, kuri jau yra tik frazeologinis niekutis. Didžioji galia tik frazeologinis niekutis. Dievas žino. Tai yra vienas iš tokių man labai įdomių Aido Marčėno proveržį šitoje knygoje. Nors aš gerai atsimenu, kad pirmiausia šitas būdas, kaip trumpo eilėraščio struktūrinimo būdas, pasirodė turbūt Dievų taupyklėje, kur tas savotiškas taupus kalbos taupumo variantas, kai pirma yra lyg ir dedikacija, bet nebūtinai dedikacija, toks bendresnis, įsijungiamas ir virsta tokia trumpo eilėraščio spyruokle.
Dabar pasakyčiau, kad apskritai apie naująją Aido knygą būtų labai gerai galėti ką nors pasakyti paprastai. Net labai paprastai. Todėl, kad yra pinkli, aš jau taip čia replikavau, yra pinklėse kalbos, būsenų, ištarimų pinklėse nuolat jaučiamas tas eilėraščių būvis. Ir kalbėti apie jį paprastai atrodo, kad tarsi padėtum tam eilėraščiui pereinančiam į aktą, veikimą, atrodyti skaidriau ir paprasčiau. O čia pridurtumėm, kad tas paprastumo sėkmys yra apskritai būdingas, bet gal ir ne tik Aidui, tai šiaip poezija, ji visą laiką provokuoja mus sudėtingais dalykais. Ir mūsų gal net atsakymas yra tas paprastumo siekinys. O tas paprastumo siekinys, čia sustojau prie to galvoti, bet čia daug negaliu leistis, net pavadinau iš vieno jo eilėraščio gražaus, ir tai bus aišku iš pasaulio, iš to tikrai tokio kryškį, tokio etapinio rinkinio iš gulbių. Banalybių poetika, čia sakau su kabutėmis, pavartotas yra šitas žodžių junginys, banalybių poetikoje, tai yra įklimpimas ir tų gražuolių gulbių, sakysime, tam tikrose judesiuose arba ten gražiuose vandenyse ir eilėraščio įklimpimas banalybių poetikoje, bet ta banalybių poetika galbūt iš tiesų gali būti siejama ir su manierizmu. Čia Aido taip kūrybingai kažkaip priminta mums ir apie ją matyt prisės dar galvoti. Rinkinio struktūroje yra svarbu matyti tas susidarančias įtampas, o ta didžiąją įtampą, kuri buvo aptarta, įtampa tarp atskirosios kalbos, eilėraščių atskirosios kalbos ar žmogaus atskirosios kalbos ir kalbos, lietuvių kalbos kaip struktūros. Ir man atrodo, kad ta pinkli struktūra kartais kaip tik tai yra gražiai netikėtai įveikiama. Ir jie įveikiama ne tik tai eilėraščio, nuskaidrėjančio arba atsitinkančio tą akimirką, tas pavadinimas mirkt. Ir aišku, jeigu Aidas nebūtų jau nuėjęs šito kelio savo knygoje, nejutęs to paradokso, kad tam mirkt taip pat reikia dėmesio, reikia laiko, nes jo pats kas leidžia jį tą trumpą laiką mums, trumpiausiai įmanomai laiką suvokti, jis nebūtų ir Almo Grybausko šito iš tiesų gražiai skambančio ir galbūt tikrai tokio perliško paradokso pastebėjęs. Čia nieko ypatingo, mums reikia būti nuėjus kelią, kad paskui po kurio laiko tą kelią atpažintum kitų einamų. Tai yra, toks yra mūsų patirties būdas. Taip, apie tą tekstą ir aktą jau būsiu kažką pasakius. Na, įdomu yra, kad tie dvasiniai veiksmai yra tie aktai, kurie yra eilėraštyje, bet ir būsenų aktai. Dar yra eilėraštis kaip būsena. Ir dar prieš tai Mindaugas paklausė, ar gali būti nerašantis poetas ar rašytojas. Taip, jis gali. Rašytojas arba kūrėjas yra kiekvienas, kuris patiria šitas giliasias dvasinės būsenas, kuris gyvena juose, gali jas reflektuoti, tiesiog jas patirti,
Ir tai, kad jis išeina į tą veiksmo taką, verčia jas veikiančiomis, sakymis eilėraščių ar kitų kūrinių, yra jau kitas dalykas. Dabartinėje Aido Marčėno kūryboje tie dvasiniai veiksmai ir netgi dvasinių veiksmų grandinė, kuri tikrai susidaro ir yra veikianti, ir poetinę erdvę stimuliuojanti, tie veiksmai yra mikroskopinio dydžio, pagal mirksnį. Tas mikroskopinis dydis, kuriam atsirasti, man taip pat reikia labai daug laiko ir prie jo suklusęs, kaip žinome, yra Gintaras Grajauskas, mikroskopiniai dydžiai. Tai čia vėl darasi tai, ko lyg ir nebuvo lygi tol poezijoje. Čia sustojau galvoti apie gražų Sigutės Chlebinskaitės darbą, bet čia gražiau nepasakysi, nes jį labai pašlovinta ir eilėraščių. Tiesiog pašlovinta. Kaip knygos menininkė. Kad mes turime įterpite laivai. Sigutė sakė, kad aš esu pranašas tą eilėraštį parašęs. Ten prašydama našlaitėlę Sigutę tarnaujantį knygai šlovę, šlovins tave Jeruzalės dukros, Jeruzalės sūnūs, tau padėkos, kaip ir tau nusižeminęs Aidas. Ir Sigutė gavo Jeruzalėj po kiek laiko premiją, kuri knygų pasaulyje iliustratorių prilygsta Nobeliui, bet kažkaip Lietuvoje nebuvo. Tai labai, kam, iš tikrųjų. Gražus paaiškinimas, labai gražus paaiškinimas ir tai vėlgi rodo, greičiausiai čia mes patenkame į labai gilią erdvę, į kurią šiaip jau ir nepateksi. Vadinasi, tas veiksmas poetinis, jis iš tiesų yra tarsi didinantis kitus galimus veiksmus, kaip sakysime, Sigutės Chlebinskaitės, kurią mes džiaugiamės, ją mylime, ją sveikiname, tai apdovanojame. Veiksmo mažyčio ir mikroskopinio, kalbinio, sakysime, tikėkime, kad galimybę paveikti didesnį veiksmą. Kas mums trukdo tikėti? Neturi tokios. Tai tie mažieji mikroskopiniai veiksmai. Čia nėra tiek daug to teksto, kaip didelis yra raidės. Sunkiai matydama ką, tai viską turiu. O tas mirkt, iš tiesų, jeigu dabar sustojame prie Sigutės, aišku, čia jau nieko netidengsi, bet ji tikrai yra tokia geniali ir stebėtoja to teksto ir tų raidžių, juk iš tiesų į tam pavadinime atskirdama M, kurį aš supratau kaip Marčėno pirmąją raidę, pakartojo ir, taip, ir tada ir kiti. Prašau, kas tai yra matymas, stebėjimas. Žinoma, ji gerai mato ir lieka nematoma. Irgi pagal eilėraščių poetiką. Ji yra matymas, kuriame tai man labai patiko šitas variantas. Kas tai yra? Kodėl? Todėl, kad tie kiti Marčėnui, Aidai Marčėnui yra labai svarbus. Girdite, atsiprašau, yra labai svarbus. Jame dalyvauja tame toj gana uždaroj ir net sakyčiau savotiškai hermetiškoj erdvėj, kur yra rašanti, kalbanti persona, poetas ir poezija, dalyvauja daug žmonių. Ir dalyvauja jie prisišaukiami yra tokių kilnių, aukštų intencijų. Ką dabar galvoju?
Šiaip sakyčiau, kad ta poezija yra nuo aukštųjų tų prasmių, nuo aukštųjų tonų tarsi ir saugoma. Ji glaudžiama prie niekų, dargi prie niekučių, tai iš tiesų labai vykęs eilėraštis, kur ta niekučio nieko pasikeitimas į niekutį, bet kažkur turi išlikti ta aukštoji erdvė ir aukštosios prasmės. Ir man atrodo, kad kaip tik ten, kur tie kiti, ir daugiausia mirę, kurie atsimenami, visi tie išlydi, atminti, prisiminus, jie suteikia tokią aukštąją, švarąją, dvasinę erdvę. Miršta, išeina, palieka, bet tie žmonės yra kažkaip išlikę ir ta gyvybė, išnykę pasauliai. Yra toks eilėraštis, paskirimas Algimantui Baltakiui, eilėraštis paradoksaliai apie gyvybę, apie gyvybingumą pasaulio. Jeigu ir tik tai mažą tą gyvybę, kovo mėnesį išvysto drugelio citrinuko. Tai žinoma, tas drugelis citrinukas, jeigu jį matote, jeigu galite jį prisišaukti atminty, tai yra ta mikroskopinė vėlgi mažos gyvybės forma, bet jį liudija gyvybės amžinumą virš kapų ir kažkuriuo būdu, kuris žmonėms, tai žmonių pasaulis yra besibaigiantis be abejonės, tik apie žmonių pasaulį, taip galima sakyti, bet ta gyvybė mikroskopinė vis tiek pratęsia pasibaigusi pasaulį ir atveria tą gyvybės grandinę. Šiaip jau mus nuolat pasiekia ne iš tiesų besibaigiantis pasaulis, taip labai mes juo nesirūpiname, kaip kartais atrodo, mus nuolat pasiekia, mus nuolat ištinka mūsųjo pasaulio, mūsų gyvenamojo, mūsų atskirojo pasaulio veiksmo nuojauta, kuri iš tiesų ir yra svarbi kūrybė. Ir negali čia nieko pasakyti daugiau, kad kaip tai, tą bendrą tiesą pakartoti, kad nėra poezijos be mirties ir meilės muzikos. Dar tik tai visiškai nedaug, kelias tokias mažas minteles apie tai, kad tas trupėjimas, kalbos trupėjimas, kalbos skeveldrėjimas, mirksnis duoda tą kalbos tarsi trupinimo tokią programą. Stebint kometą. Soneto situacija ir tokia būsena sublimuojama trieiliais. Naktis virš žemės, kad poetas žvaigždynų sodo pakerėtas ilgėtųsi ir tuos pačius vis negirdėtai, nematytai, kaip ir prieš 1000-metį kitą, iš nieko piltų niekučius. Iš nieko piltų niekučius. Jau norėčiau šitą eilėraštį kažkaip pasižymėti prie tų svarbiųjų, bet nedarysiu. Žinokit ir aš. Nes aš prisimenu, kopose tas viskas vyko. Pakalbėkit apie šitą eilėraštį. Pakalbėkit. Ne, tai jau viskas pasakė. Jo, iš nieko piltų niekučius. Kad daugiau nedirkas būtų čia verta pasakyti, bet pabaigai keli žodžiai apie tai. O tai yra tos substancinio lygio, poezijos lygio pakopa, pasiekimas. Ir man atrodo, kad kai šitaip atsitinka, poetas yra išlaisvinamas nuo naujumo rykštės.
kad jis bėgtų ir lėktų lyg kieno genamas, vis naujas, vis kitoks, vis jaunas. Ne, jis įpeina šitą lygį ir toliau iš tiesų jo poezija lemia ne naujumas, o ištvermė būti poezijoje. Ir net pasakyčiau, kad net ne tiek būti poetu, kiek būti poezijoje. Nu, prie to ir turėjau prieiti ir priėjau. Ačiū. Ta knygos dramaturgija ir drama šiek tiek buvo praskleista. Iš tiesų, skaitant knygą, tu ilgai galvoji apie tą mirktelėjimą ir apie ištrupėjusias erdves, kurios, kaip kad ir kiekviena iš šių raidžių, galėtų nutrupėti ir tada mirkt gali keisti ir mirtis. Ir kuomet šitoje knygoje iš tiesų žmonių mirčių, gal ne tiek mirčių, kiek atsisveikinimo su jais ir tų žmonių vietos tavo atmintyje yra apstu, bet į knygos pabaigą tu suvoki, kad tas mirkt yra ir M ir KT, M ir kitų reikalai. Ir čia gal aš taip pernelyg paprastai bandžiau, formuluodamas klausimą, nusakyti tą akivaizdžiąją įtampą tarp kalbos poeto ir jo kūrybos, bet visą tai suskliautus veriasi kur kas universalesnės temos ir ypač kiekvieno iš mūsų turbūt kasdien apmąstoma, kur visi šitie žmonės yra. Ir skaitant šitą knygą, jūs atsakymą atrasite. Poetas jį mums pasiūlo, kur dingo ir iš jo, ir iš mūsų gyvenimų žmonės, kurių nebėra. Ir skaitant šitą knygą mes suprantame, kad niekur nedingo. Tai yra poezija. Taip kaip ją turbūt suprantame. Mes šitą žodį ištarėme tokiose akivaizdoje, tokiose situacijose. Aidai, trumpas dar klausimas, bet jį užduodamas prisiminiau tokį, turbūt dramatišką interviu su tokiu žinomu nobelistu Johnu Maxwellu Coetzee, kuomet BBC, ne šiaip, o BBC žurnalistas atvyko pas jį po jo romano Elizabetą Costello ir suformulavo tikrai tokį nekvailą klausimą apie personažo atsiradimą ir dingimą. Ir Coetzee taip 20 sekundžių jį žiūrėjo ir sako, aš atsisakysiu šito pokalbio, nes jūs prašote, kad aš labai lengvai atsakyčiau į klausimą, apie kurį aš mąsčiau pastarosius 4 metus. Norėčiau neatsakyti, nes man tai yra svarbu. Tas pokalbis pasibaigė štai taip dramatiškai. Bet mano klausimas yra susijęs su tuo, ką įmanu išskaityti, skaitant ne tik poeziją, bet ir jūsų kasdienyną ir sakinius. Tai yra tokia įtampėlė tarp rašančio ir nerašančio poeto, apie kurią bandžiau klausti profesorės, kuomet ruošėmės šitam susitikimui. Ar poetas turi rašyti ir ar sakinys už lango lyja yra teisingas tik tuomet, kai už lango iš tiesų lyja. Ką aš turiu omeny? Skaitant jūsų ir eseistiką, ir poeziją, kartais susidaro įspūdis, kad jūs mielai nerašytumėte. Tikrai taip. Bet tada kodėl? Nes jūs taip elegantiškai atsitraukėte iš centro, gal šiek tiek oponuodamas tam tokiam dabar įsigalėjusiam visų vaizdavimui ir įsivaizdavimui, tam svarbiam, kaip mes atrodom, apie ką mes šnekam, jūsų nėra jokiuose socialiniuose burbuluose, bet kita vertus jūs rašote ir norite būti skaitomas ir matomas. Čia yra... Čia dar didesnis paradoksas. Šitie 2 klausimai. Tai. Rašyti tai viena, o leisti knygas jau kas kita. Tai
Rašyti vis dėlto gerai, nes tai yra mąstymo būdas. Tai struktūrizuoja matymą, jutimus. Leisti knygas yra vis kita. Tai jau yra... Aš mielai jų neleisčiau, bet esu priverstas leisti dėl daugybės priežasčių. Finansinis, nes gaunu kokią nors paramą iš ministerijos, už kurią reikia. Bet šiandien vėl ataskaitą reikėjo parašyti už šitą knygą. Tai sako, dar pasakykite, ar buvo susitikimas su skaitytojais. Taip pat tai Violeta pakvietė visą, reiškia, kaip ten vadinasi tas, tai įstaiga. Kaip Liūtė vadinasi ta įstaiga? Kultūros taryba. Šitą susitikimą turbūt niekas ne. Daugybė priežasčių, dėl kurių aš priverstas knygas leisti, jos ir vidinės, ir išorinės, nes vis tiek leisdamas knygas tu kažkaip atsikratai to, kada ten kompiuterį tas viskas visai kitaip, kada išleidai, jau gali užmiršti ir likti tuščios kaip išvalęs audio ar klides. Ir ta tuštuma irgi labai svarbi, o svarbiausia turbūt, jinai gal turi būti kažkuo pildoma. Tai aš norėčiau nerašyti, jeigu aš sugebėčiau kokybiškai suvokti pasaulį nerašydamas. Tai čia man reikia rašyti, kad aš susivokčiau, kur aš esu, kodėl aš esu, klausimus kelčiu ir kodėl viskas yra, kodėl taip gražu ir taip baisu. Kodėl prieš tai manęs nebuvo ir nieko nebuvo milijardus, mūsų visų nebuvo milijardus metų ir nebus mūsų visų milijardus metų, o dabar esame čia susirinkę šitą salę. Tai jeigu šitie klausimai man kiltų nerašant ir nestruktūrizuojant kažkaip tai, ir aš juos kažkaip tai turėčiau galimybę savo neatsakyti, pajausti tą viską. Bet geriausias būdas yra rašant eilėraštį. Tada dažnai atsiveria tai, ko tu net nesitikėjai, kad atsivers. Tai yra būdas mąstyti, jausti pasaulį, suvokti save. Tai, o knygų leidimas kas kita. Bet knygų leidimas irgi labai smagus dalykas, kadangi turiu reikalų su savo draugu Vytautu Būda, su savo bičiulė Sigutė Klebinskaitė, ir mums irgi būna labai kažkaip tai svarbių reikalų čionais to knygos galų gale Mindaugai, tu perskaitai tą knygą, žinai, tai jau labai svarbu yra. Ir čia aš nejuokauju, iš tikrųjų, kada aš gaunu kažkokį tai tavo žinutę po savaitę, kai knyga išėjo, tu man parašai, kad perskaitai ir kad pasaulis gal ir baigėsi, o poezija nesibaigė. Tai yra svarbu, dėl to verta tą knygą rašyti, nes aš žinau, kad yra jaunų žmonių pačiame savo stiprume dabar, tam akmėje toje, kuriem tai yra reikalinga. Ir tada galvoju, kad ir gyvenimą gal aš
ne visiškai beprasmiškai nugyvenau. Ir tai irgi labai svarbus dalykas, kada pradedi jau skaičiuoti tuos rudeninius viščiukus. Tai Šitame vakare liko dvi dalys, abi svarbios. Pirma dalis, Aidas paskaitys tuos 6-7, o tiesą sakant, šiek tiek daugiau eilėraščių, o apie antrą dalį papasakosim vėliau. gal paskaitysiu iš tikrųjų tos kelis. Pasikelt eilėraštukus. Gal pradėsiu nuo paskutinio parašyto eilėraščio. Sigutei pritrūko, kad užbaigtų lanką vieno puslapio ir sakau, tai gerai, aš parašysiu eilėraštį. Ir parašiau tokį beveik antrą pagal užsakymą. Vieną esu Šulny yra, Dėdės romanui esu parašęs Rimanto Marčėno tokį eilėraštuką. Ir čia antras mano gyvenime toks eilėraštis, na, sakykime, pagal užsakymą, bet, ta prasme, kad reikėjo tuščią puslapį užpildyti, tai aš neparašytas vadinasi. Trečias brolis kvailys tik eilėraštį parašys, vardan Dievo ir mirs. Ir vis rašo, nemiršta. Žodžiai, 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 žodžiai kaip medžiai, jau ir miškas ošiantis, knygoms iškirstas miškas. Prasmių sengirė užmiršta, tarytum mirtis. Mirčiai eilėraštis neparašytas. Ir greta atsidūręs eilėraštis, kuris pirmas parašytas, kuris pateko į šią knygą, nuo jo šitą knygą ir prasidėjo. Tai prasidėjo nuo Kęstučio mirties Navako, išgyvenimo, vietoje epitafijos. Kartą paryčiais prie tavo Kęstai namų, basas sniege pripėdavau jambų, anapestų, chorėjų, šitą besniegę žiemą, tomis pėdomis šokdamas iš gyvenimo, neprapulsi. Na va, tiek žinių, aš irgi esu pasižymėjęs, bet jau neskaitysiu tą eilėraštį, kad nežinau, Dievas žino. Viktorija Persė. Riterio kryžius. Kvapas sulaikęs, klausausi, kur slibinas, slepęs tamsoj. Iš tamsiausios tamsos slibinas stebi mane, nekvėpuoja, dar nekvėpuoja. Dar vis nekvėpuoja, įkvėps, tai iškvėpsiu. Na, čia turbūt amžius, 21 žiūrėjau eilėraštukų, susideda naktis. Geriau jau nebūčiau, liūdesy giliame, virpa siela alsuojanti, nes nori, nenori, išliekama amžių šiame, tik prisitaikius kaukės po mirtines. Ir žiūrint į gelstantį klevą. Dieve, koks paprastas kelias,
būti, niekur nelysti, atminti, kaip nušvietė paauglystę Radausko posmelis. Du eilėraščiai Rudens vakarą Vilniaus universitete. Jie vertingi tuo, kad tam universitete ir parašyti, kur buvo tokia, viskas bus aišku, kai šaltoj tamsoj salėj mes bandėme Dariaus Kuolio suorganizuoti, prisiminti filologijos rudenų tradiciją po daugelio metų. Filologijos rudens parafrazė Dariui Kuoliui. Prieblanda kaip senovėje, o štai šalta čia niekad nebuvo. Proto ir akimis žaibavo akla neprotinga jaunystė. Įelektrintų orų mūzos svaiginusi. Poezija miriop pasmerkta, vis taikėsi grotas išlaužti. Ir priėjus pažadėtąją žemę Sergejui Kanovičiui. Akimirka pasirodė, kad barzdylas senoje fotografijoje. Aš, bet iš tikro ten tu. 40 metų klaidžiojusiam dykumoje mažai kas vergyje primins. Girdžiu, esi linkęs teisti, sakai, ieškai tiesos. Prisimink staiga stojusią tylą, Vilniaus vasaros debesis giliausiame danguje, porą barzdotų, siurbiančių laisvę vaikų, užvertusių galvas į bokštus domininkonų ilgam. Viename. Na, čia iš lokacijų gal perskaitysiu ant lokacijos 2, antras eilėraštukas vadinasi Niekur. Sakinys Vytauto Bložės rudens paraštėje. Šiam gyvenime tave paskutinį sykį mačiau iš istoriko piršto laužtoje šventėje prezidentūros kieme. Susitraukusi, šašais nusėta kakta, kostiumėlių tau nebūdingų, sakytų Mino Nabašniko. Nepriėjau, neužkalbinau, jutau, tai jau tik kūnas tarp kūnų, tik žmogeliokas tarp žmogeliokų, ne čia. Tu ten, kur prasmė ir tiesa, kur poezija dar neįžodinta, niekur. Ir rytas deramos lauke ir vėl sapne su Bložiu. Kurgi mūšis tas vyko? Kur ta vieta, kur prieš didįjį mūšį Dievas Krišna kalbėjosi su Ardžuna karalaičiu? Čia karščiavo tas mūšis. Čia ta mūša, kurų laukas, kur kalbėjosi lankininkas ir vadėliotojas. O kada, pasakyk man, kada tai nutiko? Kada slėpinys slaptingiausias atsilapojo? Dabar. Pavasario rytas. Iš 3 dalių, iš 3 mažų eilėraštų. 3. Pyktį, apsileidimą, tuštybę, kvailio nepakantumą kvailumui, nusivylimą pasauliu su žmonėmis užgožusi šįryt trešnė sutraiškė, kaip kiekvieną pavasarį lemta pražydusi, vos primirksnį puikybę įveikusi puikumu. Tarytum. Akimirką paukštukas nespėjau neatpažinti, pro pavasarį atlapotas balkono duris į kambarį buvo įskridęs. Tartum gyvenimas į tikrovę, į gyvenimą mano tikrovę tarytum eilėraštukas tą rytą. 3. Čiulbantį pavasario rytą,
kur be pažvelgčiau, ką be mąstyčiau, be jausčiau, trečias esu. Žinokit, buvo leista patirti, akimirkai atsivėrė būties, nebūties vartai. Ką išvydau, nereiktų žinoti, žinokit, klūpo prie vartų visi kaip vienas akli, pamokslavimai ir pamokslinimai. Čia tas eilėraštukas, kurį Viktorija minėjo, gyvybė atsibunda Algimanto Baltakio laidotuvėse. Net ir tikri, net ir teisingai ištarti tuoj miršta žodžiai prie poeto urnos. O mudviejų pavasariūkšti sankalba, vėl užsimiršus nepilė šiais metais. Pirmasis sutiktas drugelis, citrinukas, plevena virš kapų ir ten, kur praskrenda gyvybė, atsibunda. Nu, užteks čia tų dar librų, dar perskaitysiu kelis savo botoninius eilėraščius linksmumo dėlį. Ir štai, irgi iš 2 dalių. Tai gyvenimo ratas su mano karta, tai vaikystėje stoka vitaminų, tai ataušus kajoko eilių arbata iš senosios poezijos kinų. Tai drąsa pasakyti, ko dar nežinai, tai žinojimas niekas nežino. Tai pasauliai, kuriuos lygiai tiek pažinai, kiek tave tie pasauliai pažino. Štai, kalnai štai garsus nebiliai, štai cirko apskrita tikrovė, štai trimituojantis drambliai, vėžlys štai ant kurio jie stovi, štai sukasi balerina, štai akrobatas rodo jėgą, štai ir naktis, ir štai diena, štai fokusas, štai staigmena, o štai gyvenimas prabėga. Paralelinių visatų teorijos praktika. Atsimenu vaikystėje su mintimis kartu prieš miegą būdint, Dievas mato, prieš pat užmingant, jau beveik sapne galvodavau, kad paraleliniai visatoj taipogi gyvenu ir būtent tuo metu su mintimis užmigdamas kartu, gal jau sapne, o gal dar ne, galvojau apie ten, kitur, kitoj visatoj, jau šitiek metų Dievas mato save galvojantį apie mane. Čia, kur gyvenimas, atsakau vertėjui. Čia, kur gyvenimas baigėsi, ką tik jis man prasidėjo, ten, kur esu, nes buvau ir esu čia, kur būsimas būsiu. Slėpiny banalybės alsavina kosmoso vėjų, kalboje iš visų neįmanomų sąmonės pusių. Stoviu 1000 metų, perkelęs koją per slenkstį, aklinoj tamsoje pasaulyje aplinkui švyti. Nemanau, kad kas nors sugebėtų eilėraštį mano išversti, jei aš pats kaip žmogus nesugebu jo parašyti. Niekutis su kometa, tai čia jau Viktorija beveik visą perskaitė. Tai tada dvi pirmasios strofas perskaitysiu. Visą, prašom visą. Gerai. Stebint C2020 F3. Žvaigždžių žibintai žybsi blyškios, ateina mūzos su tarnais, vaizduotės dydžio peteliškės mojuoja kosminiais skvarnais, dažniausiai aišku be kometos, bet šiąnakt vėl su kometa, mesta po grigo ratais mėtos, kas mielą naktį vis kita naktis virš žemės, kad poetas žvaigždynų sodo pakerėtas, ilgėtųsi ir tuos pačius vis negirdėtai, nematytai, kaip ir prieš 1000 metį kitą iš nieko pintų niekučius.
Čia eilėraštį dabar perskaitysiu dėl vienos priežasties. Jame yra, jisai nėra labai geras, netgi sakyčiau visai nelabai, bet jame yra klaida įsivėlusi, va kaip gyvenime būna, klaiki klaida ir tada viešini, skaitai, reiškia, net nelabai gerą eilėraštį. Čia yra sonetas Rami naktis, 2020, 192 puslapis ir kas turi knygą pasitaisykite. Tenais yra ir skaitmeninė ilgą naktį, o turi būti ir skaitmeninė naktį. Tiesiog žinau, kad nedaug kas išgirs netgi tai, nes čia reikia turėti poetinę klausą ir tą ritmo pojūtį, bet galėsite pasitikrinti, ar turite tuos dalykus ar ne, bet mane tai labai žeidžia tokie dalykai, kaip perfekcionistą. Laikosi Lietuvoj kalėdos, išmoningai išmaniai, pats savim pasaulis rėdos, ramią naktį neramiai, nesenai suveltas vėlės, vėlinas ir iš dausų, karūnuotas Jėzusėlis bliauna avino balsu ir skaitmeninę naktį, ateičiai žiebus dakti, šmėsteli iš praeities kailis vakaro auksinio, lyg prieš mirtį paskutinio arba pirmo po mirties. Būrinis. Čia toks keistas dalykas yra. Mano cenzorius ir Violeta sakė mesti šitą eilėraštį lauk, o man jisai vienas iš labiausiai patinkančių šitą knygą ir aš jį palikau, nepaklausiau cenzūros žodžiu. Nesvarbu, jei mums juokinga, kad kažkas vedžioja ranką, kapitonui proto stinga, bet vaizduotės jam pakanka. Nesvarbu, jei nieks nelaukia, nesvarbu, kad nesupranta, šimtmečius į niekur plaukia, kaip į pažadėtą krantą. Nusdirbtinis kaukia vėjas, saulė merkės, viltis gęsta, priešiški verpetai sukas, iš apyvartos išėjęs tekstų jūroje neskęsta, Būrinis eilėraštukas. Čia dar ir dėl to, kad ir apie tekstus, ką kalbėjome, ir apie eilėraštuką, kad plaukia, linguoja toksai popierinis eilėraštukas, ir jis neskęsta toje tekstų jūroje ir niekada jisai ten nepaskęsta. Eilėraštis cenzoriau geras. Taip kažkada skaičiau kažkokius susižavėjusi Bodlero vertėją, kuris, nustebo labai, kad Bodleras, žinote, savo albatrose tenais, jo tiesiog jaučiasi, kaip linguoja laivas. Didžiulis atradimas, taigi poezija yra, jos esmė yra, viena iš esmių yra, kad kalba kalbėtų, dar savo ritmas, judesys. Tai kad kalba, poezija sudėtingas dalykas, tiesą sakant. Dar jeigu kalbėsime apie šios laikus, tai irgi yra prateriota. Žmonės nebegirdi tų giluminių dalykų, ką dar girdėjo 19 amžiuje ir netgi aš sulaukiau dar tų laikų, kada buvo kokią 100 žmonių, kurie sugebėjo girdėti tos visus subtilius poezijos dalykus. Dabar žinau kokius 4, bet, tiesą sakant, tik ir pakanka. Dar perskaitysiu 2 tokius pliažinius eilėraščius. Ant jūros liežuvio, tik išsimaudyti ir džiūti, tik negalvoti, kad gali. Užversk tą Radvilavičiūtę, tegul jį lieka iškili, tegul nežino, kas ją skaitė, gal 3, gal 4 kartus. Užversk ir tą Kalinauskaitę, per daug gyvenimas spartus. Dainuokit bangos, gelk saulytę, šypsok būtybę daugelytę, geram gyvenimui į toną.
mane jis nešas ant pečių ir visą mano maratoną nubėga sprinterio greičiu. Miražas, laivas virpa, kirba uostai, raudonuoja tolių mėlį, spindulinga tuščia sostą, supa bangos ir šešėliai, mirksint iškvepiamas oras, būriam valdo tekelažą, šimtmečių nugrimzdęs choras, giesmę šlovina miražą, po gyvenimų, po mūšių, nuo paviršių atsimušę ribuliuoja ribuliai ir žmogaus akis užmerkia abejingai, negiliai, užbaigti pasauliai verkia. Kad taip nevertų dar vieną. Labai paprastai vaikas ir senis žiūriu į medžius, rūva prolaja, į sodą šviesa, šnara laja per mintis į žodžius, suprasta, įprasta, viskas tiesa, paprasta viskas labai paprastai, baigęs prasideda dabartimi, savo likimą drąsus apmastai, bodis likimas bailiu tavimi, mirksnį žinai viską, mirksnį gali, amžiną laikiną čia ar toli, nieks nesikeičia, bet viskas pakis, mirksnis po mirksnio iš tolių klaikių, tavo pasaulis tik tau į akis žiūri, o apkalba jau už akių. Ačiū. Tai buvo šiandien minėto Gintaro Grajausko knygos pristatymo prieš 10-metį. Vyko kūrybos vakaras, mes čia pašnekėjom 3-4 ir tada po maždaug 2 valandų, kuomet ir ten pasėdėjom, dar išgėrėm arbatos, aš išeinu čia į Gedimino prospektą ir girdžiu taip gana agresyviai tariamą mano pavardę, atsisuku ir sako, aš noriu pasakyti kelis sakinius. Galvojau, kad gausiu tiesiog už kažką. Bet sako, kas kartą ateidamas į rašytojų klubą pajuntu įtampą tarp tų, kurie šneka apie knygą ar apie kūrėją ir mūsų visų, nes niekuomet mums nėra suteikiamas žodis, o aš turėjau ką pasakyti apie Grajausko poeziją. Ir po to karto, kas kartą paklausiu žmonių, ne ar jūs turite klausimų autorių, nebūtinai ar jūs turite klausimų autorių, bet galbūt atsiranda salėje kažkas, kas turi ką pasakyti, kas nori ką pasakyti, nes šitas vakaras yra tam tikra bendrystės kiemas. Ir štai per vieną kitą vakarą aš pasiūlę, sakau, gal papasakojęs tą pačią istoriją, sakau, gal yra žmonių norinčių kažką tarti, pakilo ranka, mes visi apsidžiaugėm, atėjo vyriškis prie mikrofono ir sako, cituoju, Akvilė, atsiprašau tavęs už visus žodžius, kuriuos tau šį rytą pasakiau. Ir vakaras pasibaigė, ir visi paplojo ir taip toliau. Visiškai drąsus žmogus. Akvilė ir aš tavęs atsiprašau. Ar yra žmonių turinčių ką tarti, bet čia netinka savo poezijos skaitimas, gerai sutarkim. Ar yra žmonių turinčių ką tarti Aidui Marčėnui apie Aidą Marčėną? Jeigu taip, tai išeikite. Iš čia. O jeigu ne pabaigai, nepykite, bet jūs pasiskolinote Aidui skaitant mano rašiklį ir užsirašėte kairėje pusėje kokias 3-4 pastabas. Ar galėtumėte vos išplėsti, ką čia pasižymėjote ir kuo papildysite tą savo pirminę įžvalgą, recenziją? Ačiū. Labai paprastus dalykus pasižymėjau. Pirmą pagalvojau, kodėl pirmas eilėraštis, kuris skaitomas. Paskui pagalvojau, gerai, kad iš gyvenimo. Paskui apskritai neblogai dar mintį, kurią įsidėmėjau, apie kurią reiks pagalvoti dar, kad yra iš tiesų perskyra tarp verlibrinio eilėraščių, net sinkopuoto tokio kalbėjimo ir tarp labai gražaus silabotoninio skambėjimo. Labai tokio. Vadinasi, yra klasikos toks alsavimas, maironiškas beveik.
alsavimas, bet kalbos būdas yra kitas. Ir galbūt čia yra įtampa vėlgi tokia įdomi tarp tos. Taip, bet pajutau ir tą kažkaip užsifiksavau. Ačiū, man buvo labai naudinga judviejų klausytis. Aš šitą pasiėmiau, ačiū. Turiu pasakyti, kad Aidas šiandien buvo labai gyvas, labai gyvas, nieko geriau negalėčiau pasakyti, veikiantis. Ir tas darė mums, kėlė džiaugsmą mums abiems su Mindaugu ir visiems. Ar ne? Taip. Ir tai, kiek čia jūsų šiandien susirinko ir tai, kokia atmosfera tvyrojo, Aidai, manau, yra jums, šioks toks sufleris, kad išeiti į tą viešumą, ir dabar aš kalbu ne apie žiniasklaidą, ne apie komentavimą, bet į tokią viešumą galbūt dera ne tik pasirodžius naujoms knygoms. Tas kuklumas yra žavus, bet ir mes visi kaip jūsų skaitytojai linkėtumėm to, ne kas 4 metus, bet bent kas 3 pasirodyti čia ir kitose platumose. Aš nekuklus, aš tingus, ačiū labai. Susirinkus. Ir paskutiniai žodžiai, jeigu yra norinčių gauti autoriaus autografą ar kažką jam įteikti, padovanoti, tai yra priimama, laukiama. Gerą vakarą visiems, ačiū. Šitą parašyti gražiai moteriai. Kam? Gražiai moteriai. Thank you.